Pirmosios kabelinės televizijos paslaugas teikiančios įmonės Lietuvoje buvo įregistruotos dar 1989 metais. Tai Baltikum TV Klaipėdoje, Parabolė Kaune, Remo Kaišiadoryse, Roventa Mažeikiuose, Telesat Šilutėje. Šie metai tapo kabelinės televizijos tinklų statybos Lietuvoje pradžia. 1994 metų pabaigoje Lietuvos didžiuosiuose miestuose eilėje rajonų centrų ir miestelių jau veikia daugiau kaip 20 įmonių, kurios kabelinės televizijos tinklais teikia palydovinių televizijos programų retransliavimo paslaugas. Augant kabelinės televizijos tinklų ir įmonių skaičiui įvairiuose Lietuvos regionuose, atsirado būtinybė sukurti struktūrą, kuri atstovautų bendrus šių įmonių kabelinės televizijos operatorių interesus. 1994 metų spalio 21 dieną įvykusiame susirinkime nuspręsta steigti Lietuvos kabelinės televizijos asociaciją. Kitais metais vasario 3 dieną buvo sušauktas steigiamasis susirinkimas, kuriame 13 įmonių steigėjų pasirašė steigimo sutartį, priėmė įstatus, nustatė pagrindines veiklos gaires, išrinko prezidentą ir viceprezidentą. Revizijos komisija ir suformavo administraciją. Asociacijos steigėjai buvo 10 įmonių teikiančių retransliavimo paslaugas ir 3 įmonės, kurių veikla buvo susijusi su televizijos aparatūros ir palydovinių televizijos programų priėmimo sistemų projektavimu, gamyba ir montavimu. 1995 metais vasario 24 dieną asociacija ir jos įstatai buvo įregistruoti valstybiniame įmonių rejestre. Ši diena laikoma oficialia Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos įkūrimo diena. Aš manau, kad mes ją įsteigėm pačiu laiku, kaip toje dainoje sakoma, nei per anksti, nei per vėlai. Ir todėl jinai gavo ir vardą, ir svorį visuomenėje, ir yra įtraukta į susistatymus, kurie yra skirti mūsų veiklai reglamentuoti. Ir iš tikrųjų, kiek po to buvo giminingų asociacijų steigiama, be abejo, nei viena nebeturėjo tokios reikšmės ir tokios įtakos, kokią turėjo kabelinės televizijos asociacija. Pradėję savo kabelinės televizijos verslą, niekada nesiekėme būti uždari. Visada aktyviai ieškojome sąlyčio taškų su kitų kabelinių televizijų įmonių vadovais. Ir asociacija būtent ir yra ta organizacija, kuri padėjo mums siekti mūsų tikslų. Asociacijos pagalba mes visi sustiprėjome, įgyjome daugiau svorio, mūsų balsas tapo girdimas. 1995 metais gegužės 12 dieną Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu numeris 670 priėmus telekomunikacijų veiklos licenzijavimo nuostatus, kabelinės televizijos paslaugų teikimas tapo licenzijuojama veikla. Licenzijavimo komisijoje įkurtoje prie Ryšių ir informatikos ministerijos dalyvavo ir asociacijos atstovai. Licenzijavimo pradžia buvo pakankamai sunki, nes licenzijavimo patirties nebuvo galima tiesiogiai pritaikyti Lietuvoje. Ir tuo metu mes žiūrėjom kitų šalių praktiką ir bandėm pritaikyti Lietuvoje, kaip tą padaryti. Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos indėlis buvo tame labai didelis. Mes daug, kaip prisimenu, daug kalbėdavom, ginčydavomės. Ir visa eilė variantų, vieni tikdavo, kiti netikdavo. Nes tiesiogiai pritaikyti buvo pakankamai sunku. Aš manau, kad šiandien dienai tie klausimai, kurie ėjo, apie kuriuos mes kalbėjom pačioje pradžioje, licenzijavimo, yra turbūt juokingi. Nes ir kabelinės televizijos pažengė techninių požiūrių daug į priekį. Tuo metu tai buvo pati pradžia ir lygis buvo, supratimas ir visa kita buvo pakankamai sudėtinga dirbti. 1996 metais Liepos 2 dieną buvo priimtas visuomenės informavimo įstatymas, kurio kūrime aktyviai dalyvavo asociacija.
Remiantis įstatymų nuostatomis, televizijos programų ir audiovizualinės kultūros visuomenėje klausimai buvo pavesti spręsti naujai sukurtai, nepriklausomai ir Seimui atsakingai radio ir televizijos komisijai. Su Kabelinės televizijos asociacija 10 metų liktai kovojam, liktai draugaujam. Tai yra, kad bendrai sprendžiam kažkokius uždavinius. Tai buvo parengtos naujo, pavyzdžiui, licenzijos, nes tuometinės informatikos ministerijos nelabai pavyko jas paimti, tiksliau sakant, jas atidavė tada, kai jų galiojimo laikas baigėsi, nevykdė įstatymų. Jeigu prisiminti tos tokius juokingus laikus, tai nervų gal ir daug kainavo visiems, bet rezultatas, man atrodo, yra dar geresnis. Nuo pat asociacijos įsikūrimo pradžios vienas pagrindinių tikslų buvo asociacijos narių vardų vesti derybas su užsienio programų transliuotojais dėl retransliavimo sąlygų Lietuvoje. Ir kaip tik prieš 10 metų pirma sutartis asociacijos pasirašyta buvo su Turner Broadcasting Systems, ir kurie pirmieji suteikė teisės asociacijos nariams retransliuoti jų programas Lietuvoje. Nors rinka Lietuvos ir nėra didelė, viršė truputėlį daugiau kaip 300 000 abonentų, tačiau tas transliuotojų dėmesys Lietuvoje yra jaučiamas ir pakankamai didelis. Dar prieš 5 metus asociacija turėjo sudariusi sutartis su 50 programų transliuotojų. Šiuo metu šis skaičius viršė jau 100 ir kiekvienais metais šitas galimų retransliuoti programų skaičius Lietuvoje didėja. Tai parodo ir asociacijos rengiama kasmetinė konferencija, kiekvienais metais pritraukianti vis didesnį būrį užsienio programų transliuotojų. Šiai veiklai plėsti asociacija įsteigė viešąją įstaigą Kabelinės televizijos leidybos ir informacijos centras, kuri vykdo eilės televizijos programų transliuotojų agento funkcijas. 2001 metais balandžio mėnesį buvo pasirašyta pirmoji sutartis dėl programos TV centra retransliavimo. Šiuo metu ši įstaiga jau atstovauja 20 užsienio transliuotojų programų. Tenkinant žiūrovų poreikius ir jų finansinės galimybės, dalis operatorių jau 1999 metais pradėjo abonentams siūlyti televizijos programų paketus, sudarydami galimybę vartotojams pasirinkti iš 2-3 skirtingų kainų paketų. Net 7 paketus savo abonentams siūlo Baltikum TV. Šiandien Kabelinės televizijos operatoriai pagrindinėme bazinėme programų pakete retransliuoja nuo 17 iki 47 programų. Asociacija savo veikla siekia teisingumo ir teisėtumo, formuodama harmoningus santykius tarp asociacijos narių ir valstybinių institucijų bei visuomeninių organizacijų. Asociacija visiems savo nariams sukuria vienodas sąlygas retransliuoti televizijos programas, gauti reikalingą informaciją, spręsti klausimus su veiklą reguliuojančiom bei reglamentuojančiom institucijom. Fondo tokia prigimtis remia kultūros šviečiamosios veiklos projektus spaudoje, radijoje, televizijoje, taip pat internetinius. Žinoma, naujausia Lietuvoje tai buvo Kabelinė televizija. Fondo taryboje, tai dabar prisiminus, tai buvo toks, kadangi tai ir naujesnis reiškinys ir buvo galbūt savotiško tokio nepasitikėjimo, kaip ten regionuose, kaip ten galės būti sukurti projektai, tos programos. Tačiau jau pirmieji tokie darbai su Kabelinė televizija mums parodė, kad tai yra tikrai rimti projektai, rimtai žiūrima į darbą ir, kas svarbiausia, jie yra gana nebrangus. Toks geranoriškumas pačios Kabelinės televizijos asociacijos tiems projektų vykdytojams tai yra tiesiog pagirtinas. Visuose Lietuvos miestuose, kuriuose gyvena per 10 000 gyventojų, o taip pat ir daugelyje mažesnių miestelių veikia Kabelinės televizijos paslaugas teikiančios įmonės.
Per 10 metų kabelinės televizijos abonentų skaičius išaugo daugiau kaip 6 kartus – nuo 50 000 1995 metais iki 305 000 abonentų 2005-aisiais, iš kurių per 70% yra asociacijos narių tinkluose. Asociacijos veikla nuolat plečiasi, dėl to, kad plečiasi ir asociacijos narių teikiamų paslaugų asortimentas. Jeigu pradžioje buvo teikiamos tik televizijos programų retransliavimo paslaugos, tai šiandieną nariai teikia ir interneto prieigos paslaugas, pradeda teikti IP telefonijos paslaugas. Tokiu būdu labai svarbu užtikrinti teisinę bazę, kuri padėtų jiems tas paslaugas vystyti tiek pačių narių, tiek jų paslaugų vartotojų labui. Asociacija teikia didelę reikšmę operatorių veiklos tobulinimui bei žinių gilinimui, organizuoja keliones į tarptautines parodas, padeda surasti verslo partnerius, organizuoja įrangos gamintojų bei paslaugų teikėjų pristatymus. Didelį pasisekimą turi asociacijos organizuojami seminarai įmonių narių buhalteriams. Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos įmonių buhalterių klubas dirba nuo 2002 metų. Jame dalyvauja visų asociacijos įmonių vyriausiai buhalteriai, apskaitininkai, įmonių vadovai. Klubas renkasi vieną kartą į mėnesį ir nagrinėja aktualius įmonėms apskaitos, mokesčių ir teisės klausimus. Taip pat teikia paklausimus valstybinėms institucijoms. Ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas vyriausių buhalterių kvalifikacijos kėlimui. Per savo 3 metų veiklą buhalterių klubas suorganizavo 18 mokomųjų seminarų, išnagrinėjo visus verslo apskaitos standartus, taip pat sukūrė pavyzdinę kabelinių televizijų apskaitos politiką, kurią gali pasinaudoti visos asociacijos įmonės. Pirmoji Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos konferencija įvyko 1997 metais gegužės mėnesį 23-24 dienomis Kaune, į kurią buvo pakviesti Lietuvos telekomunikacijos rinką reguliuojančių institucijų ir užsienio transliuotojų atstovai. Nuo 1998 metų konferencijos persikėlė į Vilnių, į kurias kasmet susirenka gausus dalyvių skaičius. Šiais metais Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos konferencija rengiama jau 8 kartą. 10 metų tai iš tikrųjų mūsų Lietuvos valstybei tai yra labai daug, nes pačiai Lietuvai, jeigu taip pažiūrėsim, yra ne ką daugiau negu mūsų asociacijai. Todėl aš galvoju, kad pats laikas būtų apmąstyti tai, ką mes nuveikėm, atmesti tas smulkmenas ir galbūt kažkokius nereikšmingus dalykus, kurie arba jau yra praėjęs etapas ir jie mums yra nebereikalingi, arba tiesiog jie buvo, sakysim, pradėti, bet paskui paaiškėjo, kad jie buvo irgi nereikalingi. Ir tiesiog aš galvoju, kad po 10 metų mums reikėtų, kaip sakoma, gražiai kalbant, pakilti naujam skrydžiui.